Tai ką, sveiki visi, su jumis šiandien Nedas. Ir taip žiūrėdamas YouTube'ą pagalvojau, reikia pabandyti vieną challenge. Bandysiu pereiti šitą towerį iš 10 kartų. Tai šitoks toweris. Ir čia troll toweris, tai nežinau. Kažkaip bandysim. Tai ką, dabar yra pirmas kartas. Gerai, iš pirmo karto labai lengvai peršokam. Ok. Nekreipi dėmesio, jeigu girdit pašalinių garsų, ten mano brolis šneka. Gerai, iš pirmo karto kol kas visai... Oi, reikia tai pasidaryti, va. Dabar geriau. Aišku, žinokit, aš toks Robloxeris nesu tevoriu, tai neklauskit, kodėl taip darau. Gal jeigu kažko nemoku, gal pamokysi. Nes, jo. Gerai, kol kas vis dar easy. Iki šito ir dabar visi trollins. Šokam. Opa. Kaip laiku. Ir kaip mane bandė trollint ką tik. Sleperis. Bėgam nuo sleperio. Oi, tu savo. Kol kas kaip pirmą kartą tai labai gerai, žinokit. O, ačiū Dievui. Džiki, toks cheat. Nepavyko. Nieko tokio. Tai čia skaitos kaip antrą kartą ar nesiskaito? Davai, skaitykit dar pirmą. Nu, kaip pirmam kartui, tai davai dar pirmą. Oh. Gerai. Eik sau. Eik tu sau. Neiššoko. O, ačiū Dievui. Aišku, čia iš 10 kartų čia paperyti yra 0 šansų. O dabar vyrai papuolė į šūdiną situaciją, nes šitie laipteliai yra neįmanomi. Nu, įmanomi, bet po šitų laiptelių viena misija yra neįmanoma. Štai šita. Oh, what the fuck? Šaik, aš praktikavausi kokį 5 kartus. Ir jeigu šitus paliesi, tau kaput. Oi, tu savo, aš kaip nenoriu! Ne, skaitom kaip apačią. Gerai. Štai pirmas kartas. Gerai. Darom 5 kartus. Jo, 5 kartus ir šiaip biškai ilgai užtruks. O šiaip aš turėsiu dar daugiau reikalų. Tai darom 5 kartus, jau antras kartas, tai jo. Gerai. Čia jau trollins, taigi žinau šitą dalyką. Ne trollins. Bet jau slepino kažką jau nuslepino. Kaip norėčiau perėti, kad gautų slepas.
pagalvojau, kad nukritau. Oh, my god! Ta moteris vos ką tik. O, aplenkiau, ačiū Dievui. Aš žaibuos man nenužudė gyvenimą. Šitam Roblox Tower'e. Viens, du, trys, op. Šiaip kol kas varau kaip ir reikia varyti. Oh my god, so close. Yes. Va čia yra sunkiausia dalis šio teorio. What? Ar paliečiau? Bandykit išsiaiškinti ir pažiūrėti. Išsiaiškinti ir pabandykit. Nu, tiesiog išsinarpliot, ar tikrai lėčiau. Gal matė, žinokit. Jeigu nesimatė, tai nepyk. Žodžiu, noriu ką pasakyti. Jeigu jūs norėsite mano kitą video dalyvauti Roblox žaidime, kai aš žaisiu, tai galėsim pažaisti. Rašykite komentarus, būtinai palaikinkit. Jeigu nori didesnį šansą gauti, tai to Bro. What the fuck? Game pause. Kas čia vyksta? Pala, reikia palyginti. Čia visus, žiūrėkit, parisetino. Kodėl aš einu ten? Man reikia eiti čia. Čia visi merė, aš taip nepavydžiu jam. Bet vis greičiau tą trolą. Kaip priekuja. Ir jeigu rėmėjai, parašykit man į komentarus, susirašysim asmeniškai dėl rėmėjų, tai jo. Dar, jeigu norit, pasiūlykit kokių dar žaidimų, galėsim kokį gal pabandyti pažaist. Galėtume pabandyti pažaisti, kaip jis vadinas, Faivemą, va, Faivemas. Tai būtų gerai, pasiūlykit serverių, pabandysiu atsisiųsti, jeigu pavyks, tai dėl jūsų. Tai, bet kokį paimkit serverį, nu kur, bandykime šitą. Jau 4 kartas eina. Gerai, čia jau 4 kartas. Per 5 kartus čia nieko. Kai turėčiau daugiau laiko, padaryčiau tokį videką ilgesnį gal. Nes jo. Čia tokių trolerių, aš jau matau. Nu tai taip, apie ką mes ir kalbam. Jau 5 kartas dabar. Tokia. Aišku, galėsim Rocket League pažaisti dar. Visi pražus. Matai? Gerai, viskas, 5 kartas. Sorry, Šaika. Da, sorry, kaip tai gerai. Aš dar galiu pažaisti vieną žaidimą. O kokį?
Tai, manau, galim bandyti pažaisti. Jeigu jūs norit bandyti 3 serverius Steel Brainrot, tai jo. Aš jau pasiimlas lapatas aturiu. Aš turiu good base, rimtai. Tai, sorry, neišeis šiandieną, tai jo. Sorry, Šaika, kad biškai gavos toks kaip ir trumpas videkas, tai jo. Susitiksim kitą vaizdo įrašę ir būtinai rašykite, jeigu norite kito video ir laikinkite, jeigu norite. Ir laikinkite ir rašykite, jeigu norite žaisti kartu su manimi. Už laiką turėsite daugiau šansų. Tai ką, viso gero visiems.